Pirmas dalykas, kaip ir, pavyzdžiui, pas diplomatus. Diplomatas niekada nekalba ant karšto. Ir kai diplomatui yra pasakoma kas nors labai grubaus, žiauraus, jisai ką daro, jis daro porą momentų, tai jis daro pauzę. Ir pauzę gali vyras imti bent kokią, bet minimum 10 sekundžių, bet gali būti ir iki pusvalandžio. Dabar dažniausiai užtenka poros minučių pauzės. Tai yra neleptelt iš karšto. Tai yra mokosi abu, ir vyras, ir moteris. Iš karšto negalima. Toliau. Ir aš pirmą, ką padarau, aš pradedu jausti savo kūną. Jaučiu savo kvėpavimą. Bandau netgi sugniaužti rankas, kad nueiti į kūno pojūčius, nes nuslūksta porą laipsnių emocinis tas pikas, nes kol mes esame karštyje per dideliam, nei moteris, nei vyras nebus adekvatus.